Tai labai sunku paaiškinti žodžiais, ten reikėtų tiesiog pasivaikščiot, nueiti ir matyti, kas vaikščios, kas buvo Meilės alėja, Birutės alėja, Kęstučio gatvė, Simpsono gatvė. Tai tiesiog yra tam tikras pojūtis, kai tu girdi tolumoje jūros ošimą, šalia pušų kvapas. Ir tu eini praktiškai kaip per parką ir dar tame parke atsiranda kažkokios poilsio erdvės, kur tu gali apsistoti, gali gyventi, gali laiką praleisti. Čia šiuo atveju buvo siekis padaryti taip, kad naujas užstatymas nesugadintų, bet dar papuoštų ir dar plus pridėtų vertę šitam visam, sakykime taip, parkui. Tiesiog yra unikalus pastatas, unikalus, išskirtinis ir kiekviena detalė apgalvota. Kiekviena medžiaga išskirtinė, brangi, gera ir tiesiog turi atvažiuoti, ten pabūti, pajausti ir pamatysit, kaip sakot, automobilis Mercedesas ar dar kažkas, bet tiesiog tai yra išskirtinė aplinka, tai yra tas jausmas, kurio turbūt negali apibūdinti ir palyginti.